Tikrai jau buvo sunku pagalvoti apie pirmą vietą startuojant, nes taip, pirma vieta išbėgo 12 minučių prieš mane, antra vieta irgi buvo bent 6 minučių atotrukiu. Ir abi dvi varžovės, kurios bėgo šiaip tikrai greitos, tai galvojau, kad vieninteliai šansai būtų jom padarius didesnę klaidą, bet kai išbėga su tokiu gan saugiu atotrukiu, maniau, kad ir tos klaidos tikėtis ar kažkaip galbūt tokios didelės būtų sunku, tai labiau bėgau tikėdamasi, kažkiek bent pritraukti, pažiūrėti, kiek pavyks ir išsaugoti tą trečią vietą, nes ir už mūsų buvo netoli varžovų dar komandų. Nemačiau nei vienos iš tikrųjų varžovės trasoje. Tai visai tuo džiaugiuosi, nes sprinto finišo tikrai nelabai norėjau. Tai labai smagu, kad pavyko trasoje prasilenkti nesutinkant pilnai. Miškas įdomus buvo, tikrai smulkus gan orientavimasis, tikslumo reikalaujantis. Bėgamumas ne pats geriausias, nemažai tokių ir žalesnių vietų, bet man asmeniškai tokie miškai visai patinka. Tai buvo smagu tikrai bėgti ir orientuotis. Rokas Lipnickas antrą kartą klubo istorijoje iškovojo aukso medalį ir Čempionais tikrai nesitikėjome tapti, bet tyliai savo sakiau prieš startą, pažiūrėjęs starto protokolus, kad top 3 tikrai galime būti. Net ir išbėgus į paskutinį etapą, atsilikinėjant 5 minutės, sakiau, kad tikiu Roku, kad galime būti prizininkais, bet malonus siurprizas, kad galiausiai tapome čempionais. Tai iš tikrųjų kova dėl to aukso užvirė tada, kai padariau atsistatymą, grįžau ir man tas rodo GPS-ą, sako, pažiūrėk, Algirdas daro labai didelę klaidą. Ir matau, kad jau Rokas eina į priekį ir supratau, kad tikrai turim šansą, bent jau stabiliai kovoti dėl antros vietos. Į parodomą atbėgo Algirdas šiek tiek vėl priekį, Rokas ramiai sakė, bent aš išlaikau antrą vietą, bet vėl čia toks burtas, neburtas, mes slapta sakom, kad Algirdas dar ir po parodomą gali užsėsti. Taip ir nutiko. Tai labai džiugu, jaudinausi iš tikrųjų gale, ar atbėgs ar ne, ir smagu tikrai. Taip, laimėjom 5 kartą auksą su Šilo, atsimenu, dar buvom, jau ne jaunimo, bet pirmi metai po jaunimo laimėjom, tai labai džiaugiamės. Tada Algirdas užaugo kartu su mumis kaip komando narys, labai norėjau ir jam auksą padovanoti, tai irgi laimėjom su juo ir galiausiai buvo be aukso likęs Rokas iš mūsų klubo, tai vėlgi labai džiugus momentas, kad ir jam pavyko kartu su manim ir man iškovoti auksą. Šiandien turėjome Lietuvos čempionatą ilgoje trasoje. Buvo šiek tiek netipinė trasa su daugybė vidutinės trasos elementų. Vietovė buvo labai įdomi. Labai retas takelių tinklas, įvairios duobutės, lomelės, kalneliai, tai visi orientyrai labai greitai keliauja link tavęs, tačiau buvo labai geras matomumas, todėl jeigu sekėjai žemėlapį, buvo tikras malonumas orientuotis. Miškas tikrai geras, beveik niekur neteko nusidilginti, tad ačiū organizatoriam, ačiū žemėlapio autoriai už tikrai puikią vietovę. Labai tikslus žemėlapis ir malonumas bėgti tokias trasas, tai ačiū Arboro klubui už puikų renginį, o pačiam sekėsi ganėtinai puikiai viskas, tik trasos pabaigoje šiek tiek jautėsi nuovargis, pavargau ir padariau nedidelių klaidelių, buvo sunku grįžti į gerą ritmą, tačiau geri 2/3 trasos pradžioje leido tapti Lietuvos čempionu.